Sveiki, Maja sveikinasi. Šiandien mes darysim eksperimentą. Žiūrėsim, ar mes galėsim priversti gėlės pakeisti spalvą. Taip. Mes dabar esam kempinge, va čia Arizonoje. Čia mūsų namai. Čia visi kiti namai. Ir šitas gėlės yra iš Sedonos. Mes jų prisirinkome dykumoje. Specialiai mums reikėjo baltų. Kempingas. Žiūrėkit, pirmiausia, mes padarysime ką? Mes pripilsim vandens į visus tuos 5 indelius. Va čia mes turime 4 dažus. Vieną mes paliksime be dažų, dėl to reikia 5 indelių. Taip. Taip. Gerai, kad mes laukia. Neužteko vandens? Taip. Jo, dabar reikia paimti dažų ir po truputį įlašinti į kiekvieną indelį, įlašinti po kelis lašiukus, galima taip po kelis, o vieną palikti švarų. Nu, pažiūrėsim. Maja, dar įpilk. Turi būti gan stiprus tirpalas, taip? Čia pas tave geltonas, ar ne? Galit drąsiai taip pilti. Žiūrėkit, jeigu aš pamaišau. Žinok, dar padaryk, dabar ryškesnį tirpalą. Atsimeni, kai mes darėme... Toks geras. Aha, atsimeni, kai mes darėme dramblio dantų pastą, mes įdėjome dažų. Jeigu žiūrėti. Ai, dangtelį. Dabar. Tai ten. Šitą reikia. Nieko tokio, Maitė. Jo, taip drąsiai davai. Gerai. Atsimeni, mes, kai darėm dramblio dantų pastą, mes įdėjom nelabai daug dažų. Va, mam. Toj. Mai, palauk. Oi, palauk, man čia. Reikia daugiau geltono. Galima truputį geltono, man irgi atrodo, kad truputį mažai. Toliau, kol Kristoferis pila, dar Maja įpils truputį geltoną. Kol pilam, aš to pasakysiu, kad toliau reikia padaryti. Visas gėlytės, kadangi jos yra nuskintos jau prieš 3 dienas, reikia nukirpti su žirklėmis jų galiukus, truputį patrumpinti, kad būtų šviežias va, šitas va, stiebelis nukirptas. Dabar Kristoferis dalina į 5 krūveles maždaug. Ir 5. Ir tada pakirpkim dabar. Paimkim žirklėmis, tiesiog vat krūvą gėlių paimk. Ir tiesiog žirklėmis nukirpk, nu va taip į tokią šluotelę paimk ir žirklėmis nukirpk. Ir gerai, ir dabar visas kitas taip reikia padaryti krūveles. Tu kad man jas taip atsidėti. Padėsiu, paim kol kas kitą, kur sudėta jau. Labas. Labas. Nu ką, dabar dedam kiekvieną krūvelę į vieną stiklinytę. Taip? Gerai. O atvirkščiai Majytė. Į šitą pusę. Taip, nieko tokį, išvalysim. Jos turi stovėti kaip vazoj. Gerai? Ir turėtų pasikeisti žiedlapiai? Nu, žiūrėsim. Ir kiek laiko turi? Mes paliksim iki rytojaus ir žiūrėsim kaip. Ar šitą galima įdėti? Jo, vieną į vandenį be nieko, kad palyginimui, taip? Aš. Greit, nu? Na štai. Paliksim dienai ir žiūrėsim. Raudonas tikriausiai labiausiai pasikeis. Raudonas? Tikriausiai, nes jis jau truputėlį pasikeitęs, ar ne? Nu gerai, pažiūrėsim, kaip bus rytoj. Na va, jau rytoj. Iš tikrųjų rytoj. Nu, ne rytoj, labiau už 2 dienų. Nu, ne, para praėjo. Maždaug, žiūrėk, va čia balti, ar ne? Žiedai. Mėlyni kaip atrodo. Štai matosi. Palauk, plėsti bus, ar ne? Kokį tu dabar raudonį? Aha, va, sufokusavo, taip? Matosi, va čia jie biškutį nuvytė gaila. Geltonį gan stipriai, ar ne, pasikeitė? Ypač šitą. Matai visi kraštai. Mhm.
Green. Matai? Va, mes jas fokusavom. Ir žali, man tai žali labai patinka. Pažiūrėk. Geltoni tai labiau iš visų iš kraštų. Žali man labiausiai patinka, va tokie ryškus, matosi. Ir iš vienos pusės žiedo, ir iš kitos, va. Žiūrėkime iš šitą. Geltonus? Žiūrim. Va, irgi. Ne, čia vat gan stipriai matosi ant šito. Ir būtent tam tikrose vietose nusidažė, nes augalai, kaip ir mes, turi tokias kaip kraujagyslės, gyslas tokias. Ir jomis siurbia ir paskirsto visas vandenį ir naudingas medžiagas. Ir būtent į tas vietas dabar ir pateko dažai. Jo. Visas rėdila. Labai gražiai nusidažė. Nors gėlės jau buvo pavytusios, reiškia ir viduje gyslos jau pavytusios. Bet vis tiek gan gerai gavosi mūsų eksperimentas, ar ne? Mėlyno, tai kita pusė yra violetinė. Violetinė, žinok, jinai natūraliai buvo. Pažiūrėk, jie visi truputėlį violetinė iš kitos pusės. Na va, Maja dėlioja atgal. Na ką, pabandykite ir jūs. Galima naudoti įvairias gėles. O dabar mes kur einam? Baseiną. Į baseiną.